Pradedam nerti, kai reikia padaryti apskritimą. Apskritimai būna dviejų rūšių. Vienas, kad viduriukas būtų su skylute, o kitas, kai reikia, kad užtraukti. Tai dabar, kaip padaryti, kad būtų su skylute? Tai vėl pradėsime nuo grandinėlės, o grandinėlė, kad pradėti, tai yra trumpesnis siūliukas ant viršaus, vėl užverčiu kilpelę siūlelis per vidurį. Tada prakišu, tada vėl sutvirtinu šitaip. Vėl pasiruošiu siūlą, kad man patogu būtų jį laikyti. Reikia padaryti 3 kilpeles. 2, 3. Ir dabar nersime grinai į vidurinę skylutę. Ir priklausomai nuo to, koks nėrinys, tai yra parašyta, ar stulpelis su vienu užmetimu, stulpelis su 2 užmetimais, ar visai be užmetimo, kiek reikia nerti į vidurį. Ir jūs, kai nersit, va, pavyzdžiui, neriu su vienu užmetimu, padarysiu keletą stulpelių. Vienas. 2. 3. Ir va, kiek nenertumėt, kiek nenerim, darosi tokia skylutė, kuri, pavyzdžiui, jeigu tai yra gėlytė ar dar kas nors, tai bus tiesiog tuščias viduriukas. Dabar jeigu reikia nerti ir pradėti, kad nebūtų viduriuko, bet gautųsi gražus apskritimas, reikia daryti vadinamąją, angliškai būtų magic ring, tai būtų stebuklingas ratelis išvertus. Vėl ta pati padarau tik tais didesnę kilputę, vėl trumpesnis siūlas ant viršaus, tas katras, su kuriuo dirbame, kur reikės vašelį užkabinti, eina po apačią. Padarome kilpelę. Ja apsuku tą kilpelę. Ir dabar ką reikės nert, grinai va taip pradedam. Padarom pirmą. Čia darau dabar paprastus stulpelius be užmetimo. 1. Pasitaisiau siūlą. Net nepastebėjau ir užmečiau. Visą laiką reikia įsitikinti, jeigu stulpelis be užmetimo, kad yra 2 kilpelės. Vėl tada neriu. Ir vėl priklauso nuo nėrinio, kiek reikia tų stulpelių. Nuneriu, kiek reikia. Ir esmė visos šitos pradžios, tai kad paskui gražiai patraukus laikau šitaip ir traukiu grinai už to trumpesnio siūlo ir traukdama visas šitas ratukas susitraukia ir per vidurį nelieka jokios skylutės. Taip dažniausiai pradedami nerti žaisliukai, kai reikia kimšti paskui vatą, tai tiesiog, kad ta vata neišeitų, automatiškai nereikia tos skylutės, nes kitaip vata pradės lysti. Tai
ir neriama visą tai, jeigu ten galvytė kažkokia tai ar kojytė, neriama dažniausiai ratuku viskas, tai tada, kaip sako anglai, dirba raundais, tai tiesiog paeiliui vienas ratukas, antras ratukas. Tai viduriuko reikia, kad nebūtų, tai vat grinai prasideda nuo tokio ratuko.